paskutinės tendencijos energetikos rinkoje rodo, kad Lietuvos žmonės artimiausių metų pajus papildomą socialinę, ekonominę naštą. Aš kalbu apie dujų, elektros, naftos kainų didėjimą. Tai besąlygiškai atsilieps ir mūsų Lietuvos žmonių gyvenimui. Štai mano rankose lentelė, kurioje yra preliminarūs duomenys apie šilumos kainas ateinančiame šildymo sezone. Štai Vilniaus Energija planuoja padidinti kainas virš 50%. Todėl teisingas klausimas, ką galima šiandien padaryti, kad žmonių išlaidos šildymui, elektrai būtų mažesnės. Pirmasis pasiūlymas, kuris jau pradėtas įgyvendinti, yra daugiabučių namų modernizavimas. Pagal mūsų duomenis, modernizuoti namai beveik 60% sutaupo šilumos ir žmonės gali mokėti netgi mažiau už šildymą, negu pabrangs šilumos kaina. Tačiau apšildymui reikalingos vyriausybės, valstybės investicijos. Šiuo metu yra paskaičiuota, kad norint apšildyti visus daugiabučius namus, reikia iš valstybės biudžeto skirti apie 17 milijardų litų. Dar tiek pat turėtų prisidėti patys gyventojai. Aišku, kad tokios sumos surasti gyventojai ir net valstybė yra šiandien nepajėgi. Todėl reikia ieškoti šaltinių bankuose, kitose programuose, Europos struktūrinėse fonduose. Ir čia ministerija aktyviai bendradarbiauja tiek su kitomis institucijomis, tiek su bankais ir ruošia konkrečią programą, kaip padėti žmonėms įgyvendinti modernizavimo programą. Aišku, kitas uždavinys yra vystyti alternatyvią energetiką. Tai yra vėjo, saulės, biokuro. Netgi ir toj lentelėje, kuri prieš mano akis, šilumos ūkiai, kurie naudoja medieną, kitas biokuro rūšis, kaina kelia daug mažesnių procentų negu šilumos ūkiai kūrenami dujomis. Tai rodo, kad pas mus alternatyvi energija arba energijos šaltiniai yra mažai išnaudojami. Štai, ką tik tai šiandien aš priėmiau didelę italų investitorių delegaciją, kuri pasiryžusi padaryti investicijas Lietuvoje, vystant vėjo energetiką. Vėjo energetika labai populiari yra Europoje, tačiau pas mus vėjo energijos pagalba išgaunama elektros energijos kiekis yra labai nedidelis. Uždarius atominę elektrinę, poreikis elektros energijos padidės. Dar daugiau žmonių pajamos perkant brangesnę elektros energiją, nes bus gaminama brangesnė energija, dar sumažės. Todėl alternatyvūs energijos šaltiniai ir jų vystymas yra pirmaeilis ne tik valstybės, bet aš manau ir kaip mūsų partijos, Naujosios Sąjungos programinis uždavinys. Ir paskutinis turbūt uždavinys yra pasistengti pratęsti dabar veikiančios atominės elektrinės darbą. Tam Seimas priėmė nutarimą, kviesdamas žmonės ateiti į referendumą, tai yra kartu su Seimo rinkimais, pabalsuoti už elektrinės darbo pratęsimą. Nes elektrinė gamina pakankamai pigią elektros energiją ir kol bus pastatyta nauja, mes nepatirtumėm didelių ekonominių ir socialinių sukrėtimų. Tai štai 3 uždaviniai, kurie yra ir mūsų Naujosios Sąjungos programoje ir aišku šiandien, kaip ministras, aš juos stengiuosi įgyvendinti ir čia ministerijoje. Kviečiu kiekvieną, kuris neabejingas Lietuvos likimui, kuris rūpinasi mūsų visuomenės gerovę, dalyvauti
dalyvauti referendume dėl atominės elektrinės darbo pratęsimo. Šis referendumas vyks kartu su Seimo rinkimais, todėl jūsų aktyvumas ir Seimo rinkimuose, ir referendume padės spręsti tiek valstybės, tiek ir kiekvieno žmogaus gyvenimo problemas. Ir aišku, kad referendumo rezultatai padės įtikinti ir ES komisijos vadovus, kad tauta sunerimusi, kad tauta pasisako už tolesnį atominės elektrinės darbą. Nes situacija, kuri atsitiks uždarius atominę elektrinę, man atrodo, netenkins ne tik mūsų Lietuvos žmonių, bet ir ES, kuri turės papildomai investuoti į mūsų ūkį ir į mūsų gerbūvį. Todėl dar kartą kviečiu visus. Ateikit, išreiškit savo poziciją ir nelikit abejingais.